Labas vakaras, mėly mūsų laidos žiūrovai, su jumis ir vėl sveikinasi laida marijampoliečiai.lt. Su jumis laida Su mumis žiūrovai. Martynai, rudenio dienos visi pėsta, kaip pasiūlytum sušilti? Aš tikrai siūlyčiau sportuoti. Sportuoti taip, kaip šiame reportaže? Būtent. Ladies and gentlemen, this is sport song. Spalio 22 dieną Marijampolės kolegijos sporto salėje nebūtumėte išvydę nei vieno niūraus veido. Kodėl? Nes tai buvo judesio diena. Ir ne šiaip savo judesio, o judesio su šypsena. Pirmo kurso kultūros ir sporto vadybos studentai surengė puikų renginį 3 amžiaus universiteto senjorams. Mūsų tuoj gražus ir liesas, pamatysi, dingsta stresas. Rytais daryk mankštelę, valgyk varškę be bandelės. Dings tuoj visi spuogai, tu vėl mylės draugai. Stūk, kelk, spauk, dešinė kairė, niek nelauk. Vyra štai taip aplink, savo raumenį saugink. Stūk, kelk, spauk, dešinė kairė, niek nelauk. Vyra štai taip aplink, savo mašinas naikink. Nežiūrėk į pizzą, atsisakyk lašinių ir baltos duonos, jeigu nori būti plonas. Renginio metu buvo išbandomi įvairūs pratimai ir rungtys, skirti palaikyti sveiką gyvenseną, sportuoti ir judėti. Tačiau pagrindinis renginio tikslas buvo gerinti bendravimo santykius tarp jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių. Tik salotos, vietoj torto rinkis sportą, vietoj balių sporto salę, mažink savo sėdynės plotą, jokių pyragų, tik salotos. Kelk, spauk, dešinė kairė, niek nelauk. Vyra štai taip aplink, savo raumenį saugink. Stūk, kelk, spauk, dešinė kairė, niek nelauk. Vyra štai taip aplink, savo mašinas naikink. Pasakokit, kaip kilo idėja organizuoti tokį renginį? Esame kultūros ir sporto vadybos pirmo kurso studentai ir tiesiog dėstytosi takoti, sugalvojame rengti kažkokį renginį su sportu, ir kuris sėtųsi ir su kultūra, kad tiesiog tai mums būtų kaip praktinis uždavinys ir kautumėm savo žinias. O kodėl pasirinkot būtent mūsų 3 amžiaus studentus? Manau, bendravimas tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių yra šiek tiek sudėtingas, todėl norėdami parodyti, kad jaunam žmogui rūpi vyresnysis, tai nusprendėm pasirinkti būtent tokią auditoriją ir iš tikrųjų džiaugiamės tuo, nes manom, kad jiem judėjimas yra svarbus, o mums tai puikia praktika. O kaip parinkote užduotis, vis tiek tikriausiai reikėjo šiek tiek lengvinti krūvį? Kažkiek palengviname, kažkiek įdėjome gal ir šypsenos elementų, kad tiesiog tai būtų nesunku, bet kartu sveika ir smagu. Žiūrint į dalyvių šypsenas, tampa aišku, kad tokius renginius reikėtų organizuoti dažniau. Miela kolegė, norėjau paklausti tavęs, ar dalyvavai konstitucinių žinių patikrinimo egzamine? Ne, nedalyvavau, bet girdėjau apie jį. O kas laimėjo? O kas laimėjo, tebūnie intriga. Povilas į sodą.
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės kūrėjus. Jūs esate ištikimai ir atsakingi Lietuvos piliečiai. Linkiu tokiais išlikti ir savo pavyzdžių kasdien įkvėpti visus kitus. Martynai, ar turi namuose antrinio panaudojimo medžiagą? Tikrai taip. Ir ką su jais dažniausiai darai? Dažniausiai rūšiuoju jas ir išmetu. O labai blogai, nežinok, su šitomis antrinomis medžiagomis galima padaryti daug įdomesnių dalykų, negu jas išmesti. Spalio 18 dieną vyko Marijampolės Rygiškių Jono, Sūduvos ir Marijonų gimnazijų renginys Avangardas, o jo tema buvo Naktinis miestas. Net 32 manekenė žingsniavo pakylą. Tokio madų šou pristatymo pavydėtų ir pats Mantukas su Juozuku. Dvylika avangardo mylėtojų atskleidė savo kūrybinės idėjas, kaip pasipuošti niūriais rudens vakarais. Dalyviai stebino savo išradingumu ir originaliais sprendimais naudodami savo kūriniuose antrinio panaudojimo medžiagas. Nuostabiais drabužių akcentais virto ir tarsi antrą gyvenimą pradėjo seni laikraščiai, nepanaudoti šiukšlių maišai ar jau pageltę medžių lapai. Avangardas jau 3 metai rengiamas renginys. Kaip galbūt jis pasikeitė lyginant su pirmu? Na, galbūt padaugėjo modelių skaičius, drąsiau kuria mokiniai, taip pat ir jie yra įvairesni iš įvairių medžiagų, taip pat ir domisi mados tendencijomis labiau. Kaip suprantate pačio avangardo žodžio reikšmę? Turi būti kažkas neįprasto, tokio iššaukiančio ir įdomaus, ne tiesiog kol kasdienę nešioti galbūt. Man galbūt tas pats, tik dar pavadinčiau jį labai prabangiu, puošniu renginiu. Iš kur sėmėtės įkvėpimo? Pažiūrėjau video Lady Gaga Applause ir mane kažkaip įkvėpė padaryti sparnus. Iš tikrųjų galvojau, kad bus labai sunku, bet labai iš tikrųjų buvo lengva. Martynai, kas mūsų šios laidos sėkmės istorijos herojus? O kas sėkmės istorijos herojus? O kas mūsų laidos sėkmės istorijos herojus? Kas sėkmės istorijos herojus? Nežinau, kas sėkmės istorijos herojus? Sėkmės istorijos herojus? Na, tai sėkmės istorijos herojus. Sveiki, šiandien kalbiname Marijampolietę, LRT laidų vedėja ir žurnalistė Ugnė Galadauskaitė. Šviesiaplaukę televizijos ekranų deivė. Sugalvojai tapti žurnalistą? Labai paprastas klausimas, nes ilgai galvoti nereikėjo. Nuo 5 klasės žinojau, kad būsiu žurnalistė. Ir iš kur atėjo tas žinojimas, tikrai negaliu pasakyti. Bet tiesiog visada žinojau, nuo 7 klasės žinojau, kad tapsiu televizijos žurnalistė būtent. Ir visada taip žingsnis po žingsnio, kažkaip labai plačiai galbūt niekam nesakiau, kad būsiu žurnalistė, nes galvoju, jeigu nepavyks. Tai vat, bet kažkaip visada tuo tikslu užsibrėžtų ir ėjau. Bet niekada netraukė spauda, radijas, būtent televizija? Ko gero taip, ko gero. Tu keliesi 3 valandą ryto. Ar sunku tai padaryti? Keliuosi po 3:20. Tos 20 minučių ryte reiškia labai daug. Ar sunku? Aišku, sunku padaryti taip. Ir prireikia daug žadintuvų, kad atsikelčiau. Ir kambariokės kantrybės, ko gero, taip pat reikalauja. Bet iš tiesų įšoku į tą ritmą ir visai priprantu. O tuo labiau, kad darbas teikiantis malonumą, tai
atsikeliu su mintim, kad nueisiu ir padarysiu ir ta prasme už tai, palengvina tą kėlimuose. Keliesi 3 valandą ryto, tai kada nueini miegoti? Stengiuosi nueiti 9, bet visai papuola. Yra buvę, kad nuėjau valandą miegojus kelis kartus. Nes iš tiesų anksčiau aš buvau įpratus eiti miegoti 3, dabar aš keliuosi 3. Ypatingai studentavimo laikais, tai būna, kad ypatingai per sesijas, tai būna, kad einu miegoti 5, keliuosi 6 ir einu egzamino laikyti. Tai dabar tas įprotis kardinaliai pasikeitė. Ar yra šansų marijampoliečiams vaikinams į tavo širdį? Ar yra daug tokių norinčių pradžiai? Nežinau, aišku, yra. Yra, gal. Yra šansų. Yra, ką aš galiu pasakyti. Ta prasme, prie mano darbotvarkės prisitaikyti yra, ko gero, neįmanoma ne tik niekam. Ta prasme, aš tikrai galvoju, kad iš manęs daug kas juokiasi, sako, tu eini tiesiu kelius ant mergystės link. Sakau, kodėl? Sako, tu pagalvok, tu atsikeli 3, tu miegi nuo 10 ryto iki 12 ryto, tada vėl eini į darbą ar eini miego 9, 8, 9. Sako, tai dabar kuriuo metu tu gali ką nors kito paveikti, nes asmeninis gyvenimas iš tiesų kenčia. Bet nežinau, aš nesu iš tų, kuri norėtų anksti sukurti ten kažkokią šeimą ar kažką. Tai aš visą laiką koncentruojuosi į tą karjerą ir nepergyvenu dėl to, kad tas asmeninis gyvenimas kenčia. O kita vertus, aš manau, kad aš pakankamai neblogai suderinu tą asmeninį gyvenimą, ta prasme dar yra savaitgalį. Bet dirbti labam ryte tai yra, kai visi susirenka 15 žmonių komandą, kurie visi yra atsikėlę nuo 3 iki 5 ryto, ta prasme operatoriai vėliau, tarkim, kelias, ar ne? Bet iš esmės visi kiti atsikėlė tarp 3-4 ir visi tokie, kažkada skaičiau buvusios Labų ryto vedėjos Lavijos Šurnaitės interviu, kuris sakė, kad mes labam ryte esam kaip šeima vien tik dėl to, kad mūsų vienyje mes tokie gyvenimo nuskriausti, atsikeliam 3 ryte, visi neišsimiegoja ir geriam kavą kibirais. Tai aš dabar labai suprantu, ką tai turėjau omeny. Tik nesutikčiau su tuo, kad gyvenimo nuskriausti, man atrodo, kad tiek jinai dabar, tiek kiti vedėjai prisimena Labą rytą kaip geriausius tokius laikus televizijoje, vienus iš geriausių. Nes dabar tai aš manau, kad mes sakau Labų ryto komanda kaip šeima. Tai labai smagu tokio komandoje dirbti. Daug kas žinot juokauna. Šešupiai ne upė, suvalkietis ne žmogus. Ale jei ne ta Marijampolė, tai nei kas balses taisyklingai ištartų, nei mašinukių būtų kur nusipirkt, nei pinigučius kas mokėtų taupyti. Ale kad suvalkiečiai skūpus, tai žinokit, gryniausias mitas. Kai čia atvažiuosit, pamatysit, kad vakarykščiais barštukais čia jūsų niekas nevaišys. Bet čia mano tėviškiai. Kiekvienas iš mūsų turime savo laisvalaikį ir veikiame įvairius dalykus. Vieni piešia, kiti, kaip manote, šoka. O ką veikia kita dalis mūsų marijampoliečių ir kur gali save realizuoti? Vienintelis būdas rasti ką naują, tai be paliovos keistis ir vienintelis kelias į originalumą, tai gilintis, plėsti savo vidinį pasaulį. Vadovaudamiesi šią mintimi, norime pristatyti platų Marijampolės kultūros centro užsiėmimų meniu. Norintiems savo dainavimo galimybės išbandyti ne tik duše, prisijungti kviečia vaikų popchoras Kotita, vokalinė grupė Gimtadienis bei vaikų ir jaunimo choro studija Vyturėlis. Marijampolės mieste yra choras Vyturėlis. Jis gyvuoja jau 50 metų, bet anksčiau dainavo berniukai, dabar daugumoje mergaitės dainuoja. Mes dainuojam akustinę muziką, tai yra chorinė muzika, 2, 3, 4 balsai. Tai yra galbūt labai šiais laikais ir nelabai yra populiaru, nes populiari yra pop muzika, o mes esam kitokie. Mes esam kitokie, ne vaikai? Mes esam kitokie, mes dainuojam labai sudėtingą muziką, mes norime parodyti lietuvių kompozitorių kūrinius, mes norime parodyti lietuvių liaudies dainas ir mes atstovaujam dažniausiai Marijampolės miestą dainų šventėse.
Vyresniesiems siūlome liaudiškos muzikos kapelą Giriniai obuoliukai, tautinės dainos ansamblį Lietuvininkas, vyrų vokalinį ansamblį Sūduvietis, kamerinį chorą Suvalkija bei kitus mišrius chorus. Tiems, kurie ramiai neįsėdi vietoje ir nesiliauja trepsėję, siūlome šokių grupę Arabeskas, mažąjį šokio teatrą Vilgą, vyresniųjų laukia tautinių šokių grupė Jotvingis bei Sidabra. Norintys laukiami Marijampolės kultūros centre. Nedvėjok, įsiliek ir tobulėk. Mes Marijampolėje labai didžiuojamės, kad turim tokią šokių studiją Pūkas. Ir tai šokių mokytojas, kuris jau 23 metai atvažiuoja iš Kauno ir mūsų Marijampolės vaikus, jaunimą ir suaugusius moko pasaulinę šokių programą. Tai anksčiau jį vadinosi pramoginiai šokiai, dabar jie vadinasi sportiniai šokiai. Bet kaip minėjau, tai yra pasaulinė šokių programa, kurią žmogus jaunas, mažas, atėjęs pasimokyti, visą likusį gyvenimą jis turi pagrindus. Ir jis gali šokti, jei ne konkursuose, kol jis mokosi, tai vėliau visuose tiesiog visuose prestižiniuose renginiuose. Tai jeigu žmogus atsidurs bet kuriame pasaulio krašte, bet kur šokti ir lėtą valsą, ir tango, ir čia, nes tai yra pagrindė Lotynų Amerikos šokiai, šiuolaikiniai šokiai. Ir tik dar tai, kad išskirtinis bruožas šito kolektyvų, kad tai šokiai poroje. Ir galbūt ir šiai dienai tokia pati didžiausia kolektyvui problema, kad vis mažiau ateina berniukų. Truputį puoliau. Aha, prigautas. Bet klausyk, va, užmet. Aš jau keturių metrų. Ne, pradinė. Jeigu tu manęs paklaustum, Kas, kur, kada? Kas čia vyksta mieste? O dabar kas, kur, kada?
Šiandien kino teatre Spindulys Helovyno proga išankstinė premjera. Siaubo trileris Tūnas tamsoje antra dalis. Filmas prasideda 21:45 min, o bilieto kaina tik 9 litai. Marijampolės kultūros centre. Lapkričio 6 dieną 18 val. Mantas su grupe ir jo akustinis koncertas. Lapkričio 7 dieną 15 val. Edukacinė programa Kalėdų belaukiant. Lapkričio 9 dieną 14 val. Vaikų populiarios muzikos festivalis Rasos lašeliai 2013. Lapkričio 13 dieną 18 val. Baltarusijos valstybinio šokių ansamblio koncertas. Pašešupio parke lapkričio 14 dieną vyks naktinės orientavimosi sporto varžybos. Varžybų dalyviai renkasi moksleivių kūrybos centre Juknevičiaus gatvėje. Lapkričio 10 dieną 17 val. Marijampolės dramos teatre Domino teatro viešnagė. Interaktyvus šou komedija Seks guru. O lapkričio 13 dieną Alytaus Lėlių teatro Aitvaras viešnagė ir spektaklis vaikams Labai kvailos istorijos. Na štai ir viskas, ką jums šiandien norėjome parodyti. Laikas atsisveikinti, iki kito susitikimo, o mes, Martynai, keliaujame paleisinti Antyčių. Tikrai taip. Iki. Hit me